Sveiki! Čia bus šiandien žaislų istorija 2. Pamatysime, kaip jie toliau bendraus su naujoke. Nekreipkite dėmesio į Tomą, nes jisai bus žiauriai griežtokas, kai išgirs, ką pasakė apie jo merginą. Štai taip. Sveiki visi. Aš šiandien turiu ieškoti šmurbės, nes tipo per ją, per mane pradanginu. Ką jūs čia darot? Sveikas, Tomai. Ar tavo ta meška tokia debilė? Ką tu pasakei? Ateik čia dabar! Kur tu esi? O, labą dieną. O, labas. Labas. Atsiprašau. Gerai, einu, palauk. O tai ko tu čia šūkė? Ai, susipykau su viena naujo. Ak, kokia? Jinai tave kažką tu padarė? Aš ją priteiksiu iš karto suboksuosiu. Palauk. Nusiramikinai mane. Ko tu bėgioji? Mane šmurbė pavadino debiliai ir mane dabar vėl. Ne, tokia kaip vadina. Šmurbė! Vainai. O, Dieve. Kas čia vyksta? Ar tu gali man pasakyti, kada mes baigsim šitus pakštus? Kada baigsis rugsėjo 1? O, Dieve, tikrai. Aš norėjau jums pasakyti, kad jie, nežinau, jie nušišneka, daro nesąmonės, rėkia. Ir toliau aš nežinau, ką jie. Ir, Jėzus, ką jie daro išvis? Kas tu yra išvis? Ak, dink šią vištieną. Dėk, tu irgi vištiena. Aš esu. Tikra vištiena. O, va, nukreitus smurmis. O, Dieve. Tikrai nuo sienų. Kas tu? Yra visą dieną. Dieve. Su manim niekas nedraugauja. Aš naujokė. O mane visi niekina. Ką tu? Niekas tave niekina. Pati nenori su nieko draugauti. Aš noriu susirasti draugų. Tik ne mane. Aš su tavim tikrai nedraugausiu su tokia. Klausyk, turiu tau blogą naujieną. Kokį? Aš tave palieku. Kodėl? Skyrybos. Ot gerai, žvengsiu, aš kitą merginą susirasiu. Ja, tikrai. Nors 3 mergaitės ir 3 berniukai. Tai gerai, žinok. Ką man daryti visą dieną? Mane nuspy. Bet tada. Tomai, pasakytų, kad jie vaikį daužyti. Gerai, vaikį daužyti. Va, užsienai. Visi dainuoja. Tai gal tu palauksi? Nedraugauja. Ką darai? Gal biškį ramiau kalbėk ir rėk ir dainuok. Kam tu čia vadovauji? Mes susipažinom su naujoke. Tai gerai, pažiūrėk. Vis tik tai pabandyk tu ją išskaudint. Įskaudinsiu, kiek noriu. Ak, ir dingsi iš šitos mokyklos. Ne tavo reikalo! Nes mokytojos taisyklės buvo, kas įskaudins, tas dings iš šitos mokyklos. Nukryto. Kuba, kur meška? Nežinau. Aš čia, kodėl mane visi vadina meška? Tu
Kvietė, ką tu čia daušišlauki? Čia mano Kvietė. Vis toks senas, vis pakelės. Na štai, čia buvo, kodėl jie visi pykstasi. Ar galite spręsti šitą problemą ir pasakyti, kaip jam toliau gyventi? Nes jie niekas nesusitaiko.